aš metų gal 9, stovėjau vėl prie tavo namų. Per Pyragų dieną rinkom pinigus ir sugalvojom prisidėti prie Rimanto Kaukėno labdaros fondo. Manom, kad tai yra labai kilnu ir prasminga. Šiandien atvykau su savo dukra ir jos geriausia draugė. Jos darė 2 edukacijas šiandieną, tai nykštukų dirbtuvėlės vadinasi, kepėm imbierinius sausainukus, kuriuos dekoruosim, ir versim karoliukus, kuriuos galės išsiųsti savo draugam, artimiesiems, kurių pasiilgo, kurių seniai nematė ir kuriuos nori pradžiuginti švenčių progą. Šiandien mes būsim tie greitieji nykštukai, kurie tas dovanėlės supakuos, užrašys adresus ir išsiųs artimiesiems, kad dar prieš šventes galėtų nustebinti savo dovanėlę. Darėm meduolius ir dovanėlės. O kam tu darei šitą savo dovanėlę? Savo geriausiai draugiai. O kaip jos vardas? Gabrielė. Ir ką tu čia įdėjai, man papasakok šitą dovanėlę? Apyrankę, lūpdažį ir viskas. O tu lauki švenčių? Taip, O ko labiausiai lauki per šventes? dovanų. Ačiū už pramogas. Tau buvo smagu? Gerai. Ateiti čia buvo labai baisu ir nejauku, nežinojom, kas laukia, bijojom, ypatingai mergaitės, bet tikrai kiek čia pamatėm pozityvo, kiek geros energijos, kiek noro, tiek degančių akyčių, tai tikrai labai smagu. Ir visus kviečiam prisidėti toliau kitom veiklom. Norėčiau, kad švenčių proga atsitiktų stebuklas ir kad visi pasaulio vaikučiai pasveiktų. Tai norim padėkoti Rimanto Kaukėno paramos fondui, kuris atvyko pas mus su nuostabia edukacija. Gaminom kalėdinės dovanas savo vaikams ir artimiesiems. Ir pavyko sukurti ne tik labai gražius lūpų blizgėsius aksesuarus, bet ir papuošalus. Taip pat kepėme labai skanius meduolius, juos dekoravome ir tikimės, kad jie papuoš mūsų šventinį stalą. Norim padėkoti įmonėms, kurios prisidėjo prie šitos gražios šventinės popietės organizavimo. Imlitex Holding Ir Nostrum Group. Ačiū.